O dabar patarimai su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškytė. Ką galime pasisėti rudenį, kad pavasarį turėtume ankstyvą derlių. O sėsime į vis labiau populiarėjančias metalines pakeltas lysves, kurios yra atsparios aplinkos poveikiui. Pavasarį mes turime labai daug ką nudirbti ir kad tą pavasarį mums viskas sklandžiau ir paprasčiau gautųsi, tai dalį darbų aš siūlyčiau perkelti į rudenį. Tada, kada dirvožemį sukausto pirmieji šalčiai, kai yra tas vadinamas gruodas, mums belieka į paruoštą lysvę pasidaryti vagutes ir pasėti sėklas. Ne anksčiau. Sėjant, tai nepavadinčiau galbūt rudeninę sėją, tai pavadinčiau žieminę sėją. Tikslas pasėti sėklas, kad jos nesudiktų tais metais, o sudiktų kitų metų pavasarį, išnaudotų pavasarį esančią drėgmę, kurios leis joms sudygti greičiau ir vienodžiau. Ką reikėtų žinoti apie sėklas, sėjant jas žiemą, vadinsiu, kad ne visas sėklas mes galime sėti, yra rūšys, kurias mes galime sėti iš rudens, kurios yra pasiteisinę, pasitvirtinę ir pavasarį mes turime ankstyvą derlių. Tai reiškia, sėjame tas daržoves, prieskoninius augalus ir tas gėles, kurioms nebaisios pavasarinės šalnos. Nesodiname bulvių, nesėjame agurkų, pomidorų, moliūgų ir cukinijų, bet sėjame krapus, sėjame morkas, sėjame salotas, sėjame špinatus, sėjame gėlės, tokias kaip medetkas, pajūrinės lobuliarijas. Kas mėgsta žirnius ir nori juos užauginti sveikus, nekirmėlėtus, sėkite žirnius vėlyvą rudenį arba labai anksti pavasarį. Kartais anksti pavasarį nesuspėjame mes jų pasėti, todėl sėjant vėlyvą rudenį padidinkite visų sėjamų sėklų normą 30%, pasiekite daugiau nei sėjate pavasarį, nes gali taip atsitikti, kad dalis sėklų gali žūti žiemos metu. Bet jūs turėsite tą privalumą, kad žirniai sudiks anksti pavasarį ir jūs turėsite sveikus žirnius, sveikas ankštis be kirmėlių. Na ir kartu su žirniais tokio 20 cm aukščio, 30 cm aukščio kvadratinėse lysvėse rekomenduoju užsiauginti ir morkelę. Štai šitas apvalias morkeles, kurioms nereikia to gilaus derlingo dirvožemio, šalia augančios petražolės taip pat puikiai derės va štai tokia kombinacija. Petražolės, garbanotos, lapinės, apvalios morkos ir žirniai. Puikia šeiminėlė norintiems turėti skanę daržovių sriubą anksti pavasarį. Liucija Kunigiškytė dar primena, kad prieš keletą metų buvo sukurta augalų sėklų linija Organic Way, kuri tiks visiems augintojams, o ypač tiems, kurie augina ekologiškai. Štai keletas jų. Linija Organic Way, kas augina ekologinės daržovės. Mes turime platų asortimentą ekologiškų sėklų, kurias galime sėti iš rudens, tai ir tie patys mongoldai. Turime šolcijas, turime aguonas. Na, o priminsiu, gal kas nežino apie pipirnes, kad jas galima sėti 12 mėnesių per ištisus metus. Ir tai yra vienas greičiausiai sudygstančių ir užaugančių šviežių salotėlių. Galima sėti gražgarstės, na visi mes jas mėgstame ir žinome. Galima sėti salotas, galima sėti 2 rūšių ridikėlius, tiek apvaliais, tiek pailgai šakniavaisiais. Visas šitas daržovės galima sėti ir 1 kvadratinio metro lysvėje, galite auginti jas vėsiame balkone, irgi taip paankstinti pavasarį, galima sėti tiek iš rudens, tiek labai anksti, tarkime, vasario mėnesį jau pirmosios sėklos gali būti pradėtos auginti ir balkone. Na ir be gėlių, nepamirškite gėlių, jos yra būtinos, norint, kad jūsų daržovės derėtų, kad jas lankytų bitės, drugeliai. Tai yra tie mūsų draugai, kurie padeda mums turėti sveikus augalus ir gausų derlių. Į rudeninę sėją galime įtraukti ir mūsų mažuosius, kurie pakeltose lysvėse ar vazonuose gali auginti savo mėgiamas daržoves. Turime nuostabę vaikučiams skirtą liniją, tai yra kakė makė, kurioje yra ne viena rūšis, kurią vaikai gali pasėti jau rudenį. Ir jeigu jūs kartu su manimi įsirenginėsite 1 kvadratinio metro lysvę, tai siūlyčiau pasikviesti mažuosius pagalbininkus į savo daržus, skirti jiems gal ir 1 kvadratinio metro lysvę, gal ir 2, o gal ir 6 ir aprūpinti juos visais reikalingais įrankiais, kad jie galėtų tą darbą atlikti smagiai, laiku ir pavasarį džiaugtis tuo derliumi. Jie užsiaugins savo krapus,
užsiaugins morkytes, pasisės žirnius, kuriuos mes kartais per vėlai pasėjame ir jie būna kirmėlėti, tai pasėjus vėlyvą rudenį jūs turėsite puikius žirnius ankstyvą pavasarį, galės greitai augančius ridikėlius auginti, galima sėti žemoginius špinatus, mes turime vaikučiams skirtas pirštinės, visus įrankius, tiek mažesnius, tiek didesnius, kvieskite vaikus ir sėkite su jais kartu. Sakykit, Liucija, ar reikėtų sėti kažkiek giliau negu įprastai ir ar reikėtų rudenį pridengti, vėlyvą rudenį, kai sėjame, pridengti? Jo, yra tokios kelios taisyklės, kurias reikėtų prisiminti. Aš jau minėjau, kad sėklos pirmoje eilėje reikėtų pasėti 30% daugiau negu pavasarį. Galima, rekomenduojame pridengti, mulčiuoti. Mulčiuojame 2-3 cm sluoksnių, vėlgi mulčių, kurį ankstyvą pavasarį mes nubraukėme, kad mūsų sėklos sudygtų. Mulčas padės apsaugoti sėklas nuo neigiamo aplinkos poveikio, sumažins piktžolių tikimybę. Mes sėjame tuo pačiu giliu kaip įprastai, tiesiog užmulčiuojame viršų. Dar ką galima padaryti, jeigu turite kažkokios tai senos agrotekstilės, galite pridengti tą kvadratinio metro lysvę ar daržo lysvę, ar šiltnamyje sėsite ar daržovės. Agroplėvelė niekados nepamaišė, jinai tik tai yra pagalbininkas. O ką rekomenduotumėt mulčiavimui? Mulčiavimui galime naudoti bent kokį lengvą dirvožemį, kurį jūs turite. Jeigu naudojate savo, tarkime, kompostą turimą, būtinai jį persijokite, kad nebūtų jokių grumstelių. Kas labai svarbu, sėjant sėklas iš rudens, bus ilgas laikas, kol jos lauks to laiko, kada jos sudygs. Nepamirškite paženklinti, ką sėjote. Naudokite kaištukus, naudokite kažkokius užrašus, naudokite medinius pagaliukus, ant kurių užrašykite, ką sėjate, kurioje vietoje. Tiesiog, kad nepamiršti, ko tikėtis. Taigi pats laikas planuoti, ką norėsime skanauti pavasarį, vasarą ir jau sulaukus šaltuko tas sėklas pasisėti.